Gerai, o dabar yra dar viena tokia moteriškė, kuri yra rusų kalbos mokytoja, 45 metai, šiek tiek patvirkus biški, gyvena prie Mandarino, ištekėjusi turi sūnų, dirba, žodžiu, ir panašiai, mokykloje. Ir, Rolandai, tau reikėtų ją šiek tiek pačiešinti. Tavo balsas yra toks vyresnis, šiek tiek vyresnio žmogaus, tai gal pakviesti kavos, gal tiesiog kaip tu žaviesi, kažkaip jie, žinai, taip iš šono, kaip jūs gyvena, tiesiog paklausinėti. Tokio, sukurk nepatogią situaciją. Nes jį yra vienas iki užvožus vienam iš vazos per galvą. Kažkai nepatogią situaciją. Nu, tipo, nejaukia tokia, kai būna. Nežinai, ką pasakyti. Tave čia, žinau. Šlikštaus kažką? Nu, tokio kažkokio. Tiesiog kabink ją. Alio. Alio, labas. Labą. Ką veiki? O kas čia? Čia skambina toksai Linas. Ir kas? Ir, žinai, kažkaip tai visą dieną svaršiau, ar galiu tau paskambinti ir paskambinau. Ar ne per vėlai tai padariau? O jūs turbūt ne čia pakliuvot, pas ką jūs čia norėjot pakliūt? Nu, aš norėjau pas Romą. Pas ką? Romą? Labas. Pas rusų kalbos mokytoją. Nu, Taip. ir ką jūs norit man pasakyti? Noriu pasakyti, kad esate labai išgirta mano dukros. Ir tiesiog, kadangi jinai pasufleravo, kad jūs esat vieniša moteris, širdį savo, tai galvoju, kodėlgi nepabandžius. Žinot, aš ne vieniša moteris ir kas jūs čia pasufleravo, nežinau. Gerai, aš neturiu laiko, atleiskit, bet... Jūs labai užsiemus, ar... Jūs gal mane su kuo nors supainiote? Nu, baigit juokus, tikrai ne. Aš nemanau, kad jūs įmanoma su kažkokiu supainant, žinokit, aš mačiau jūs išeinant iš mokyklos vieną dieną, tai tiesiog norėjau paklausti, gal aš netinkamų laikų paskambinau, gal man paskambinti. Aš turiu pamoką, jūs žinot, dar iki 9 aš dar dirbu, gerai? Tai man, aš po 9 tada paskambinsiu, gerai? Gal nereikia jau. O tai kodėl jūs šitaip? Čia su mokiniu juokėmės iš jūsų. Gerai, atleiskit, gerai, labanaktis, gerai? Tai, o gal man tiesiog atvažiuot? Nereikia. Jūs, kaip aš suprantu, po 9 atsilaisvinsit, ar ne? Nu, jo atsilaisvinsit. Tai aš atvažiuosiu, kad jūs nebijotumėt su manim bendrauti telefonu, žinokit, nesu piktybiškas vyras. Aš suprantu viską. Gerai, atleiskit, gerai, aš... Nu gerai, aš paskambinsiu jums po 9 tada. Viso gero. Tvarkoj. Va tą ir turėjau menį nejaukę situaciją, kai nežinai, ką daryti, žinai. Kaip čia gali, kas čia, kaip čia. Nes, žinai, 45, nors jauna dar, palyginus, nu taip. Rusų kalbos mokytoja, žinai. Va taip,